Aklieji taip pat sapnuoja. Aklieji taip pat sapnuoja. Žmonės, kurie apako po gimimo, gali matyti vaizdus sapnuose. Tie, kurie gimsta akli, nemato vaizdų, tačiau sapnuoja tokius pat ryškius įsimintinus sapnus, naudodamiesi kitais savo jutimais – klausa, uosle, lietimu, emocijomis. Galbūt regėjimą turintiems žmonėms sunku įsivaizduoti, tačiau kūnų poreikis miegui yra toks stiprus, jog jis gali prisitaikyti prie kone visų fizinių negandų. Kai knarkiate, nesapnuojate. Pamirštame daugumą savo sapnų. Per 5 minutės nuo akimirkos, kai pabudome, mes pamirštame maždaug pusę savo sapnų, už 10 apie 90% sapnų. Visi sapnuoja. Na žinoma, išskyrus smarkių psichologinių sutrikimų ar ligų atvejus, sapnuoja visi žmonės. Tiesa, skiriasi vyrų ir moterų sapnai bei jų fizinės reakcijos. Vyrai dažniau sapnuoja apie kitus vyrus, tuo tarpu moterys sapnuoja vienodai vyrų ir moterų. Vaikai savęs nesapnuoja bent iki 3 metų amžiaus. Sapnai padeda išvengti psichozės. Tai parodė tyrimai, kurių metu moksleiviai buvo žadinami kaskart jiems bepradedant sapnuoti, tačiau vis vien gavo 8 valandas miego. Praėjus 3 dienoms visi moksleiviai sunkiai galėjo susikaupti, patyrė susierzinimą, haliucinacijas ir net psichozės požymius. Kai pagaliau jiems buvo leista patirti neramaus miego stadiją REM, moksleivių smegenys kompensavo prarastą laiką pailgindamos miego dalies, kurios metu vyksta REM stadija trukmė. Vaikai nuo 3 iki 8 metų amžiaus paprastai susapnuoja daug daugiau košmarų nei suaugusieji per visą gyvenimą. Jei jūs pažadino iš neramaus miego fazės REM, prisiminsite sapną ryškiau ir su daugiau smulkmenų, nei pabudę ryte po visos nakties miego. Sapnuodami esame lyg paralyžiuoti. Kai sapnuojate, jūsų kūnas yra kone paralyžiuotas. Tikriausiai taip siekiama neleisti kūnui tikrovėje atlikti veiksmų, kuriuos sapnuojate. Liaukos išskiria hormoną, kuris padeda sukelti miegą, o neuronai pasiunčia signalą stuburo smegenims ir kūnas atsipalaiduoja, tampa tarsi paralyžiuotas. Ne visi sapnuoja spalvotai. Net 12% matančių žmonių sapnuoja tik juodai baltus sapnus. Žmonėms taip pat būdingi teminiai sapnai, pavyzdžiui, situacijos susijusios su mokykla, persekiojimu, bėgimu lėtai ar vietoje, seksualiniais potyriais, kritimu, vėlavimu, iškrentančiais dantimis, skraidymu ir toliau. Išoriniai veiksmai įsiveržia į mūsų sapnus. Dauguma mūsų tai yra patyrę. Tarkim, išgirstame kokį nors garsą tikrovėje ir jis kažkokiu būdu pritaikomas sapne. Kito pobūdžio pavyzdys. Jaučiame fizinį troškulį, o tą pojūtį protas kaip nors įtraukia į sapną. Sapnuojame, kad išgeriame vandenį iš didžiulės stiklinės ir trumpam troškulys dingsta, tačiau netrukus sugrįžta. Todėl vėl geriame. Taip ciklas kartojasi, kol pabundame. Sapnuojame tik tai, ką žinome. Mūsų sapnuose dažnai lankosi nepažįstamieji, atliekantys tam tikrus vaidmenis. Ar žinojote, kad jūsų protas neišradinėja jų veidų? Tai tikrų žmonių veidai, kuriuos kažkada matėte, tačiau galbūt jų nepažįstate arba